Sveiki visi, sveikinuosi su jumis iš Kataro sostinės Dohos. Šiandien yra kovo 5 diena, 9 val. Ryto, temperatūra apie 22-23 šilumos. Šiek tiek vėjuota, bet labai malonus rytas ir atrodo, kad puikiai dienos pradžia. Šiandien vyksiu į miesto centrą parodyti, kaip atrodo pagrindinės ar vienas iš pagrindinių vietų Katare. Štai kaip atrodo eilinis miegamasis rajonas Dohoje. Aukštų daugiaaukščių pastatų nematyti, visi yra gyvenamieji pastatai, čia dar vadinami vilomis. Architektūra labai vienoda, kažkuo neįsiskiria, viskas baltos spalvos. Nusileidus ant žemės vaizdas atrodo štai taip. Kaip ir namai, mašinos irgi dominuoja šviesios, daug baltų. Vėlgi priežastis ta pati, kad atspindėtų šilumą ir saulės šviesą. Į miesto centrą patogiausia vykti metro, bet iki jo man 5 kilometrai. Tai turiu 2 pasirinkimus, arba vykti autobusu. Šita opcija nelabai patogi ir lėta, arba galima rinktis Uberį. Žinoma, renkuosi antrą variantą. 1 minutė laukimo ir panašu, kad Uberis atvyko. Hello. Hello sir, good morning. Hello. How are you sir? Good, how are you? I'm fine sir. What about you? So how long are you here in Qatar already? Sir, me here in Qatar like 6 years. 6 years? Yes. How is life here? I like Qatar. So Qatar is very beautiful. Very beautiful country. And life level, yeah, also. Everyone is good here. And Tai čia man papuolė vairuotojas iš Pakistano. Daliname šiek tiek įspūdžiais, nes teko būti praeitais metais Pakistane, tai šiek tiek pabendravom. Žmogus 6 metai čia gyvena, sakė, patenkintas, viskas čia gerai. So it was pleasure to go with you. yeah, thank you so much sir. All the best. Atvykau prie metro stoties. 10 minučių kelionė kainavo 3 eurus Uberiu. Metro Dohoj pakankamai naujas išradimas, pradėjo veikti tik tai 2019 gegužės mėnesį. Šiuo metu yra 3 linijos. Šiaip sakyčiau, kol kas nėra labai išvystyta, kas liečia pagrindinės turistinės vietas, viskas ten parkoj, galima susisiekti be problemų, bet jei gyvenate kažkur šiek tiek atokiau, tada jau gali kilti problemų. Einam pirkti bilietą. Čia kaip atrodo visas žemėlapis metro stočių. Esame čia ir vyksime čia. Labai viskas patogu, nereikės net persėsti. Metro kainos. Vienkartinis bilietas kainuoja 2 realus. Norint pirkti vienos dienos bilietą kainuos 6. Perkam visos dienos bilietą. 6 realai. Štai kaip atrodo dienos bilietas standartiniam vagone. Yra ir auksinis vagonas, jame kainuoja 30 realų bilietas. Kiek mačiau, beveik kiekvienai metro stotyje yra tualetai bei maldos kambariai. Metro labai tvarkingai ir švariai atrodo. Neperpildytas, vagonai neatskirti, galima tiesiog eiti ir praeiti. Įspūdžiai tikrai geri. Paveikslėliai iš vietinių gyvenimo. Čia taip kaip šita vieta atrodė anksčiau. Tik nematau metų parašyta dėja.
kiek švaru yra metro. Atsakingai žiūri švarą ir tvarką. Štai ir atvykome į Suk Vakif. Vieną iš pagrindinių turistinių vietų. Pie Suk reiškia turgus, taip vadinama prekyvietė po atviru dangum Arabų bei Šiaurės Afrikos šalyse. Čia yra nemažai maitinimo įstaigų, suvenyrų įvairių parduotuvių. Ir panašu, kad dienos metu žmonių būna mažiau, nes vakare tai tampa labai gyva ir užimta miesto vieta. Atėjome į pagrindinę turgaus gatvę, plačiausią turbūt. Ir čia matome meninę instaliaciją, kuri vadinasi Ditamp arba lietuviškai nykštys. Yra nemažai tokių siaurų gatvelių, kur galima ateiti pasislėpti nuo saulės, nuo šilumos ir kažką net nusipirkti. Gražus paveikslėliai. Bevaikštant atsirado ir alkis, tai laikas papildyti kalorijų rezervą. Kaina apžvalga. Sumuštinė apie 13-15, repus galima rasti net ir 6 realus. Paratą rolsai 5-6 ir panašiai. Vietiniai irgi mėgsta kondensuotą pieną, štai kokia pilis. Vieta vadinasi Tea Time, tai populiarus arbatinių tinklas visoje Dohoje. Vienintelis būtent šitos arbatinės trūkumas, kad viduj nėra staliukų. Visas maistas tik įsinešimui. Tai ieškosiu, kur prisėsti. Taigi, ką mes čia pasiėmėme? Turime falafelio vrepą. Štai taip atrodo. Ir karak arbata. Falafel vrepas buvo labai sotus, beje jisai kainavo 6 realai, o karak čai 2 realai. Taigi iš viso piniginė paploninta 8 realais arba 2 eurais. Karak čai turbūt populiariausia arbatos rūšis Katare. Jinai atkeliavus iš Indijos ir išvertus reiškia stipri arbata. Tai yra juoda arbata su kondensuotu pienu, cukrumi bei prieskoniais, o prieskoniai priklauso jau pagal receptūrą nuo kiekvieno šeimininko šeimininkės, bet dažniausiai tai būna cinamonas, kardamonas ir imbieras. Labai skani arbata, bet tuo pačiu labai saldi, todėl reikia atsargiai ir nepiknaudžiauti. Kas netaip lengvai sekasi, bent jau man. Bandysiu riboti save 2 puodeliais per dieną. Nežinau, ar pavyks. Išgėrus karak čai gavau arklišką dozę cukraus. Net akys įsiplėtė, karakinis turbūt nesimato. Jausmas kaip dopingo kokio užvartojus. Dabar turės ir energijos bent jau geram pusdieniui. Einam toliau. Štai kokia didžiulė vėliava. Va, koks dress kodas turi būti, netgi turgui. Nagybių geriau nerodyti.
Viena iš turgaus mečečių. Puikiai poilsio zona, uždengta nuo saulės. Galima prisėsti ir pailsėti. Štai šis gražus pastatas yra Islamo kultūros centras. Pabandysime jį įeiti, gal leidžia turistus. Jis beje randasi visai šalia Sukvakifo, tiesiog kitoj gatvės pusėje. Perėjos nesimato, galima būtų tiesiog prabėgti. Būkim kultūringi ir naudokimės požeminę perėją. Čia galima susipažinti su islamo vertybėmis ir radau tokių įdomių visai citatų, kaip pavyzdžiui, duok darbuotojui atlyginimą iki tol, kol jam nudžiūvo prakaitas. Arba Dievas leido prekybą, bet uždraudė lupikavimą. Tas, kas tave apgauna, nėra vienas iš mūsų. Taigi trumpai, ką aš ten mačiau, viduje yra mečetė ir yra kultūros centras. Tiek ten galima įeiti nemokamai. Kultūros centre galima susipažinti su islamo istorija, vertybėmis, Koranu ir panašiais dalykais. Mečetė, žinoma, meldėsi yra atskiri įėjimai, vyram, moteriam. Tai tiek. Matome paminklą Perlui. Perlai užima labai svarbią dalį Kataro istorijoje. Perlų rinkimas, nardymas jūroje renkant perlus, yra viena iš seniausių profesijų Katare. Rašoma, kad net 4600 metų prieš Kristų jau jie buvo renkami. Ir tai buvo vienas iš pagrindinių verslų jos pardavinėjant, taipogi kaip ir arkliukų pranugarių ir džiovintos žuvies eksportas, pardavimai. Viskas pasikeitė 20 amžiaus pradžioje, kai japonai išrado būdą, kaip dirbtiniu būdu padaryti perlus, ir taip pat atsirado Persų įlankoje dujų ir nafta. Perlų rinkimas tuo metu tapo nebepelningas ir per sudėtingas verslas. Dabar einam pažiūrėsim, į ką pavirto iš naftos ir dujų gauti pinigai. Čia matote, kaip atrodo tradicinės katarietiškos valtys medinės. Kas, sakyčiau, stebina, kad vanduo atrodo pakankamai skaidrus, nors tokiose vietose paprastai ir būna užterštas, tamsus, bet čia, kaip matote, dugnas labai puikiai žiūrimas. Prieiname prieplauką, matome tradicinės katarietiškas valtis, laivus, kurie vadinasi daug. Kažkaip plaukiančių šiandien nematau, bet kiek žinau, vakarais jie plaukia. Yra tekę praeitais metais plaukiant vakare. Labai smagi pramoga ir kiek atsimenu, tikrai ta suma nebuvo didelė, nereikšminga, kiekvienas gali sau leisti. Ir už valčių fone matosi Islamo meno muziejus. Dar neteko jame būti, bet tikiuosi greitų metų pavyks aplankyti. Štai kaip atrodo. Statinys įspūdingas irgi. Kataro vėliava plevėsuoja ir laivai ilsisi. Gal laukia vakaro, gal laukia pavasario. Nors jau vasara iš tikro. Nežinau, ko jie čia laukia. Prieplaukoje yra ir mečetė. Nedidelė, bet tokia simpatiška, balta, nauja.
simpatiškas Fiatas. Kaip ir kažkas į busiuką panašu, bet atrodo toks mažas, nykštukinis. Prieplaukoje laivų begalė. Visų taip lengvai ir nesuskaičiuotam, kiek jų yra. Bet visi ilsisi. Kažkam buvo ne pati geriausia diena. Jeigu skundžiatės, kad viskas blogai, ir mąstykite, kad tikrai gali būti žmonėms ir blogiau. Nereiks reikšminti savo problemų. Dažnai jos būna netokios didelės, kokias mes jas piešiame savo galvose. Štai ką gali pinigai iš naftos ir dujų. Vaizdas tikrai įspūdingas, futuristinis. Tokia, aišku, atsilieka nuo Dubajaus, sakykime, regione pagal projektus tuos ambicingus, įdomius pastatus ir dangoraižių skaičių, bet sakyčiau regione antras miestas. Teko būti Kuveite, Kuveitas neprilygsta Jungtinių Arabų Emiratų sostinė Abu Dabis, vėlgi taip pat Bahreinas, kiek teko girdėti, irgi nesilygina su Doha. Tai nebent kažkada susilygint gali Saudo Arabija, kurie irgi turi planų iki 2030. Turi daug ambicijų transformuotis iš naftą išgaunančios šalies į turistinę šalį. Viena iš vietų, kur galima pamatyti daug turistų tiksliau. Ir šitas rajonas, kur dangoraižiai, vadinasi West Bay arba vakarinis krantas. Skaičiuojama, kad Dohoje yra virš 50 dangoraižių. Dažnai dangoraižiais skaitomi pastatai, kurie yra aukštesni nei 150 metrų. Žinomas, šis skaičius nuolat auga, statybos vyksta, nauji projektai įgyvendinami. Ir kas įdomu, kad jeigu laikyti dangoraižį aukštesnį nei 150 metrų, tai reiškia, kad mes Lietuvoje neturim nei vieno dangoraižio. Nedažnai tenka tokį vaizdą matyti. Pilnas turistų autobusas. Toks vaizdas, kad turizmas populiarėja. Nes tarkim, teko būti praeitais metais panašiu laiku. Turistų tiek daug tikrai nebuvo. Papasakosiu, kuo įdomus Kataras, kuo išskirtinis ir panašiai. Tai Kataras yra nedidelė valstybėlė Persų įlankoje. Sausuma ribojasi tik tai su Saudo Arabija. Šalis skalauja Persų įlanką. Šalies plotas yra 11 000 kvadratinių kilometrų, kas būtų panašus plotas į tokių šalių kaip Juodkalnija, Jamaika, Libanas, Kipras. Šalyje gyvena apie 3 milijonus gyventojų, iš jų absoliuti dauguma yra Dohos gyventojai. Antras pagal dydį miestas Al-Khor turi grubiai apie 20 000 gyventojų. Kuo išsiskiria šita šalis, kad vietiniai piliečiai sudaro mažumą šalyje. Jų yra tik tai apie 10–11%, o didžiausia etinė grupė yra atvykėliai iš Indijos, kurių yra apie 20 keli procentai, ir dar daugiau nei vietinių katariečių yra svečių iš Bangladešo bei Nepalo. Tai tos visos Pietų Azijos šalis, Indija, Nepalas, Bangladešas, apima maždaug apie 40% gyventojų ir tik tai tada jau eina vietiniai katariečiai. Kitas įdomus dalykas, kad iš tų 3 milijonų, virš 2 milijonų yra vyrų ir apie 800 000 tik tai moterų. Tai vienam vyrui, vienai moteriai tenka 2,5 vyro. Tai toks vienišų širdžių klubas. Šalis turtinga, bet prieš pirmą sykį čia atvykstant įsivaizdavau, kad bus vienas dalykas labai brangu, nes tai yra viena iš turtingiausių šalių, bent jau laikoma viena iš turtingiausių šalių pagal BVP žmogui. Kitas dalykas, galvojau, kad labai griežti bus įstatymai, sakykime. Visada galvodavau, kad ten Dubajus toks liberalesnis, demokratiškesnis, nes vis tiek tų kultūra įvairovė ir tas turizmas labiau išplėtotas. Bet kai atvykau, tai
sakyčiau, kad daugelis kainų yra pigesnės nei Lietuvoje, kas liečia musulmoniškos įstatymus, tvarkas ir panašiai. Tai nėra kažko super griežto, tiesiog reikia vis tiek laikytis tų normų, jų taisyklių. Jeigu būsite pagarbus, tikrai jokių problemų nekils. Pasidalinsiu savo patirtimi, kokie yra būdai atvykti į Katarą. Tai pradėsim nuo geriausio mano manymo, kas būtų Finieras per Helsinkį, vienas vienintelis sustojimas. Galima skristi iš Vilniaus arba iš Rygos. Ir kiek teko matyti geriausius pasiūlymus, tai kaina 220-230 eurų į vieną pusę kainuoja. Kitas variantas yra skristi su Pegasus Airlines per Stambulą. Tai tokiu atveju turėsite skristi iš, galima sakyti, iš bet kurio vakarų Europos miesto. Galima skristi taip pat iš Gruzijos, net iš Batumio, iš Tbilisio. Tai žodžiu, skrendate iki to miesto. Tada su Pegasus Airlines į Stambulą ir su tam pačiom Pegasus Airlines į Dohą. 3 skrydžiai, 2 sustojimai ir čia jau kaip pasiseks medžioti kainas. Galima ir už 100 PM atrasti tikrai iš anksto pasiieškojus variantų, bet taip sakykime 200-250 tikrai įmanoma atskristi čia. Trečias variantas yra skristi su vizieru iki Abu Dabio. Tai čia, kiek žinau iš praktikos, dažnai būna patogus variantas skristi iki Larnakos Kiprė ir tada į Abu Dabį. Galima žiūrėtis variantą per Vieną, per Romą, Budapeštą. Tai šitoj vietoje Abu Dabį galima pasiekti grubiai už 100 eurų, bet kitas įdomus dalykas, iš Abu Dabio į Dohą irgi kainuos panašiai, taip 90-100 eurų. Pigiausia dažnai būna Emirates oro linijos. Valandą skrydžio ir tas pats 90 arba 100 eurų kaip iš Lietuvos iki Abu Dabio. Atėjau iš tai tokį parką centre. Kiek gražas, didelį pakankamai, tiksliau aukšti simpatiški suoliukai poilsiui. Žmonių nėra, nes sakyčiau, kad ir per karšta. Atrodo, temperatūra šiaip nėra didelė, 25 laipsniai, jutiminė irgi tas pats 25, bet visą dieną pabuvus ant saulės jaučiasi, kad jis dega. Nors buvo naudojamas kremas 50 SPF-o, bet panašu, kad nepadeda kieta šitą saulę. Reikės slėptis pavėsį dažniau. Kaip reikia, kaip vietiniam. Slėpėsi kažkur krūme, pavėsį ir dėl nieko rūpintis nereikia. Apžiūrėsim, ką jie čia turi. Ką galima, taip sakant, pakačelinti. Čia kažkoks sukimui. Nelabai įsivaizduoju, ką jis čia daro, jeigu tu čia jį suki. Kokia raumenų grupė. Paspartavom, galim judėti toliau. O, kasgi čia? Ar tai miražas, ar čia karavanas, ar čia saulės padarinys, gal saulės smūgis, gal čia tik iliuzija, gal jokio karavano nėra ir kupranugarių irgi. Reikėtų pabandyti paliesti įsitikinti, ar jie gyvi ar ne. Jeigu Google žemėlapį manęs neapgauna, tai čia yra Kataro parlamento pastatas. Karavanas keliauja. Matyt, prašyti geresnių sąlygų, nepatenkinti kažkuo. Pas mūsų traktoriais protestuoja, Katare protestuoja su kupranugariais. Šis vaiduoklis Kasparas buvo talismanas pasaulio futbolo čempionato Dohoj, kuris vyko 2022 metais. Yra 32 vėliavų stiebai. Tai čia turbūt buvo vėliavos visų šalių dalyvių. Dabar jas nukabino.
Beje, yra dar pavadinimai. Neaišku, ar jie čia laikinai nukabino, ar visam laikui. Tai galima visas šalis pamatyti. Kataras, Danija, Prancūzija, Kroatija ir taip toliau. Irgi gražiai apžvalgos aikštelė. Gal net kažkiek įdomesnė už tą pirmą, nes va, yra ir taurė. Ir FIFA World Cup Qatar 2022. Iš šitos vietos, sakyčiau, dangoraižių net atrodo arčiau lyginant su praeitą apžvalgos aikštelę. Galima priartinti. Atrodo betono džiunglės. Pasirodo, jie čia suka ratus vietinės lenktynės. Kaip Formula 1, tik tai Camel 1. Do you know what's happening here? Do you know what is happening here? Sure. Why they are going all around? What reason? Is it a race or what? Racing? Formula 1, you know. Klausiu broliu, kas čia vyksta, bet nepavyko susišnekėti. Sakau, kas čia vyksta, Formulė 1 ar kas. Nepaėjo pokalbis, praignoravo mane. Patekau į vietinį zooparką, kur vietiniai visureigiai riaumoja. Įdomus toks dalykas, ką radau internete, kad pranugario Katare yra apie 150 000, o vietinių Kataro piliečių 330 000. Kas antras pilietis turėtų turėti po kupranugarį pagal šitą statistiką. Dabar tik pamačiau, kad jų laisvė pribota, nes matote, jie yra pririšti, tai negali judėti kur nori ir kaip nori. Pogulio metas. Aš ir visai norėčiau prigul kažkur. Centre taipogi randasi Falcon Souk, kas būtų sakalų turgus. Einam, pažiūrėsim. Einam. Ir niekur neprieinam. Bet va, papasakosiu, žiūrėkit, kokios tai sėdimos vietos. Minkšta, patogu. Va, vienas iš tų sakalų, kaip suprantu. Nors paukščiuose aš nesigaudau. Jeigu bus ekspertų, tai nepykit, kad susimaišiau. Va, paukščių parduotuvė, kur juos galima įsigyti. Čia man toks grynas senamiesčio vaizdas atrodo, kad kažkaip senoviška pakankamai ir autentiška. Vietiniai taksi vadinasi Karva. Nežinau, man kažkaip vis tiek su populiariu lenkišku jaustuku iš tiktuko asocijuojasi. Ir jau čia pilna tų karvų. Atsiprašat. Pasiekėm vietinę pilį, Togos fortą. Nežinau, kiek video perteikia, bet neatrodo labai jau tokia didelė ir grėsminga. Nors sienas pakankamai aukštas, va galima pasižiūrėti daug mažo, kaip žmogus atrodo ar siena. 10 metrų kokių tikrai turėtų būti aukštas. Einam, ieškosim įėjimo. Vienas durys užrakintos. Gal jau per vėlo, jau po 4 valandos popiet, bet nepasiduosim taip lengvai, einam, bandysim ieškoti kitų kelių, jei ne, lipsim per sieną, parodysiu žmogaus voro įgūdžius.
Kas man patinka čia Katare, kad kai reikia kažkokios informacijos, tai 5% kad tu jos negausi, nes nesusišnekėsi. Esminis dalykas, reikia paklausti, kur yra forto įėjimas ir greičiausiai, kad atsakymo nebus, bet einam pabandysim laimę. Bros, Doha fort entrance. Fort, how to go to the fort? Doha fort entrance. Doha Fort. Yeah, Start up. thank you. Nu, bandysim laimę. Gal šį kartą bus pasisekę. Gal visgi tie 5% bus sulošę. Einu jau antrą ratą aplink fortą. Pradedu jaustis kaip tie kupranugariai, kurie prie vietinio Seimo ten sukasi. Tai arba broliai mane apgavo ir jie nieko nežino, arba tiesiog jau fortas uždarytas. Gali būti, kad va, tiesiog ten įėjimo durys, gali būti ir taip. Tikrai nenoriu ginčytis. Turime Raukso turgų, bet dėja šiandien laiko jau nebėra. Ekskursijos eina į pabaigą, laikas keliauti namo, yra kitų reikalų. Kai būsite metro, neapsišaukit, pasižiūrėkit, kad būtų standartinis vagonas, nu, čia bent jau vyrams. Nes yra ir vien tik tai moteriams, ir yra auksinis, kur jau už papildomą kainą. Katare galima užsisakyti maistą net neišlipant. Privažiuoji, papipsini ir darbuotojai ateina priimti užsakymą. Tas pats Tea Time tinklas, bet jau kitoj vietoj, nebe miesto centre. Ir kaina šiek tiek pigesnė, po 1 realą. Ir vietos yra žymiai daugiau. Yra kur atsisėsti ir panašiai. How is the chai? As always. That's nice. Let's take a sit. Kiek kainuoja čimas Katare, tai imant mėnesį kainuos 50 eurų. Dabar čia neparodyta, bet yra akcija, imant 7 mėnesiam kainuoja 700 vietinių pinigų, maždaug 25 eurų mėnesį kaunas, imant ilgesniam laikui. Trumpa salės apžvalga, tai čia didžiausiai salėj yra hanteliai, štangos bei treniruokliai. Viskas nauja, pats sporto klubas atsidarė ar tai prieš mėnesį ar prieš 2. Matosi, kad viskas dar nauja, nesudrožta. Pereinam į kitą salę, kur irgi yra šiek tiek treniruoklių, bėgimo takeliai, bokso kriaušė. Ir yra dar viena bokso kriaušė tenai, kur galime jau taip ramiau pasportuoti, taip sakant. Boxing round. You challenge me? Okay, challenge accepted. Hi, I'm the champion. See moves? Woo! Va, kokios taisyklės galioja įeinant į prekybos centrą. Čia viskas aišku, nerūkyti su gyvūnais, negalima fotografuoti, filmuoti ir tada, kas liečia aprangą. Šortais, neuždengtais pečiais įeiti į prekybos centrą negalima. Atėjome į mūsų mėgstamiausią indišką, vegetarišką restoraną. Parodysim, ką galima jame pavalgyti. Va taip atrodo restoranas. Antram aukšte tuščia, pirmam aukšte yra šiek tiek žmonių. Norėjom šiek tiek pabūt atskirai nuo minios. Apžvelgsime kainas. Kad suprasti, 1 euras yra apie 4 vietinius Kataro realus. Tai va, kaip matote,
pagrindiniai patiekalai, galima sakyti, nu, nuo 10 iki 14 realų. Tai gaunasi, nu, už 3-3,5 eurą galima pavalgyti. Užsisakėm ir atnešė 2 dosas. Va, kaip atrodo. Tai dosa yra indiškas blynas ir viduje jau pasirinktinai kokie ten įdarai. Pagal pasirinkimą mes pasirinkom su panyro sūriu. Ir būna dažniausiai 3-4 padažai. Tai va, matote, žalias su žirneliais, baltas yra su kokosu. Ir vienas va tas, va, kur pats dešiniausias, jisai yra karštas. O šitas nežinau, bet ir toks su prieskoniais. Tai dosa paprastai valgo su rankom, tiesiog atsilaužia ir mirkdama į padažą. Va taip va. Kad įsivaizduot, kaip atrodo panyro sūris. Tai va, galima pamatyti, taip atrodo va. Šitas va panyro sūris. Vegetarų mėsą dar galima pavadinti. Skanaus visiems. Ačiū, kad peržiūrėjai šitą video iki galo. Paprašysiu paspausti prenumeruoti ir patinka. Na, o jeigu turi klausimų, parašyk man komentarą.